1, 4, 8, 4, 7, 3, 16. Žiūrėk, pats augė. Matau, aš matau. Jo, nu tai gerai. 1, 4, 8, 4, 7, gamykla, 3, 16. Jo. Pasižiūrėsiu pagal gavimo, kurie metai, kada gauta Vilniaus oro klubas, kada gavo, ir bortas 10. Jo, čia Javičiaus grupė. Javičiaus grupė, jo? Jo, čia Javičiaus. Metai, kurie gali būti. O, blogai, kad aš nedariau šitą. Tu laiko nerašydavo. Raimundai, ieškom tos iš oro. Aš noriu tikras Jak 12 R. Reikėjo. Tikras. Prie numerių sugrįšim šitą. Va, čia vėl, bet Vilniuje jau Lidu. Čia Rokuose. O čia kur tasai... Mig 9, kuris pas juos buvo. Kyviškėse buvo. Kyviškėse, jo. Nu, palauk, po velnių, kur ta nuotrauka tokia. Jau čia tarp visų. Va, Kulautuvos ta kasdienybė. Mačiulis, Čepulis, čia... Atomininkų statytojas mačiava. Važiuoja šitą delegaciją. Čia tas Šauskas, kaip jisai tas Oškinis, o čia tas Kaunodo savo vadas. Čia, žinoma, yra pozuotų nuotraukų, bet čia jau nereikia. Jau čia kažkur artėjam prie to. Čia vat yra, čia Tamulaičių šita daržinė. Pati rodymas kaip į Tamulaičių sodybą. Bet čia ne Tamulaičių. Čia Mizgaičių namas. Čia Mizgaičių namas matosi. Gerai, Raimai. Čia kažkur turi tas... Dar nugiru, kažkiek aš jau vis tik turėsim. Dar ne. Ne, turiu pamatyti. Čia tai, va, čia labai vėl matosi ta, tu žiūrėk kaip aukštai pūkas. Tu matai, skrieja. Kokiam aukštyje Antvėje. Nu jau turi būt, kurgi. Nugiru, kaip aš. Palauk, neskubėkim. Čia tai. Nugi, sakyčiau, kad nes. Versta, va dabar gale. O, šitas. Tu pažiūrėk, kaip gerai matosi konkreti sodyba. Čia tai Mizgaičių. Tai va, Mizgaičių sodyba, o čia jų klonas. Taip. O čia jų klonas. O dabar kur iš oro ir sakėt, kad ten vis dėlto tas iš oro nuotrauka. A, jau, palauk, bet jinai kažkur tai kad žinai kaip. Va. Štai. Tai dabar... Tai matai, čia tikrai ne Mizgaičių, kadangi išilgai to keliuko prie miško. O čia va, klonas, kuriame buvo laikomi sklandytuvai. O čia Pabaltijo varžybos. Tai bet jūs vis tiek pasakykite, negaliu atpažinti. Už nugaros Tamulaičių sodybos buvo tas kelias, kuriuo atvažiuodavom. Ir jeigu mes atvažiuodavom taip, atvažiuodavom ir kadangi čia, kaip tai buvo, taip tokia kupsuota, mes pro čia į tą, o čia. O paskui dar čia mūsų palapinė čia kažkada stovėjo, kol dar aukštai buvo. Gerai, žiūrėkit, kas čia pastatas. O ką žinau? Sekanti sodyba kažkokia. Dabar negaliu čia jeigu... Čia jau miškas. Negi, arba... Raimundai, čia nežinoma vieta. Nu gal... Vienaip ar kitaip. Nu tai palauk, aš negaliu... Aiškinsimės kokią, bet negaliu sudėlioti. Nei šito pastato, kuris žemiau yra, griovai yra, labai lyvų šlaitas, va tai. Arba jisai čia šlaitas, arba čia mat gali kokį, bet gana horizontaliai stovi. Čia šlaitas. Tai nėra tokių šlaitų, kuris taip ramiai eitų, tokia plokštuma. Ir žiūrėkit, čia apaugę vienodai ir čia apaugę tarsi mišku. Čia naukmenos kažkokios. Pusiau čia varžybų metu turbūt čia yra Pabaltijo varžybos. Tai jūs praktiškai stovit vidury to lauko, nu to apačioj, beveik vidury, net ne prie kalno, o to atokiau. Apytikriai, taip, jis yra, kai sako, troso ilgio vidury, maždaug šitai būtų. Taip, ir atsitraukia nuo kalno. Va,
čia tose, gal ir tose varžybose Zigmas Motiekaitis ir Tamošiūnas. Tai klausykit, tai vat pasakėt pavardę. Bus galima Zigmą Motiekaitį apklausti, kaip liudytoją. Nu taip, čia va. O šitą ne, čia iš Tamošiūnas. Tamošiūnas ar gyvas? Nežinau, jau nežinau. Nes mes su Smulskiu apkalbėjom, kas čia. Čia tai... Čia aš buksiruoju, čia kažkas, nežinau, nepažįstu, o man atrodo, Japertas vedžioja trosą su pagaliu, kad atsigultų gerai ant būgno. Bet žiūrėkit, jau jūs traukėt, vadinasi, ir stovit kažkur prie sodo, prie miškelių, kur jūs stovit? Čia labiau prie Kulautuvos jūs stovit. Nu, turbūt, kad taip, nedetalizavau nelabai. Čia, kur jeigu jau matosi Herkulesas, tai čia tikrai ne. Čia, taip, čia jau. Ar nebus taip, kad čia jau Alytuje? Tai tada ir šita. Čia visos tos nuotraukos jau su Herkulu. Gali būti ir taip, gali. O kas čia? Čia, palauk. Ne, čia Ane Černiauskas, Julka. Ar nebus čia tai? Čia baisus parašiutininkai. Va, šuolis iš Il-14. Tai jau, žinai, sutrenks mulekį. Išmetimo greitis didelis. Lenkai, Aleksotė. Čia yra Lenkų Mucha, Lenkų Jaskulka. Ir juos traukė? Viena podvaškė. Va. Va. Čia ko gero. Čia tarpiško Lenkų, nepodu, CSS 13. Raimondai, koks išraiškingas oškinis. Jo. O kas čia kairiai toks jaunuolis? Lenkas sklandytojas. Toks išraiškingas. Labai gyvybingas. Čia jie, tai čia metai? Vėl nežinau, čia jau kokia, palaukio, viskas pociūnuose buvo, čia manau kokia 50, gal net apie 60. Dodžia, va. Tai tas garsusis Dodžis. Jo, šičia tai 3/4. Iš Japonijai meilės nuotraukų.